Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Ukrainos FPV dronai tampa vis pavojingesni mūšio lauke, jie gabena prieš pėstininkus skirtus sprogmenis ir atlieka tikslius, itin efektyvius smūgius prieš Rusijos pėstininkus. Kad šie dronai būtų dar mirtinesni, Ukraina juose diegia dirbtiniu intelektu paremtas nuotolinio detonavimo sistemas, kurios kiekvieną smūgį paverčia beveik garantuotą mirtiną ataką, žyminčią naują dronų karo etapą. Nuotolinio detonavimo technologijos integracija į FPV dronus nėra naujiena, drono operatorius gali nukreipti droną į konkrečią vietą arba arti taikinio ir tada nuotoliniu būdu sukelti sprogimą. Ši galimybė padeda sumažinti daugumos mūšio lauke naudojamų FPV kamikadzės dronų trūkumus, kai net menkiausios operatoriaus taikymo klaidos ar paskutinės akimirkos taikinio manevrai gali smarkiai sumažinti smūgio efektyvumą. Naudojant nuotolinį detonavimą sprogimo skeveldros susidariusios detonuojant net ir šalia taikinio, vis tiek greitai pasklinda į visas pusės, todėl net jei taikinys bando šokti į šalį, beveik neįmanoma visiškai išvengti sprogimo poveikio. Anksčiau visišką šio nuotolinio detonavimo kontrolę turėjo patys dronų operatoriai. Stebėdami tiesioginį vaizdą iš drono, operatorius pats nuspręsdavo tikslų momentą, kada sukelti sprogimą, kad užtikrintų sėkmingą taikinio sunaikinimą. Tačiau dėl itin didelio FPV dronų greičio net menkiausias vėlavimas ar netikslumas, atsiradęs dėl žmogaus reakcijos laiko, jau gali lemti nepataikymą arba nesukelti mirtino smūgio. Dabar neseniai paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Ukrainos FPV dronas įskrenda ir iš nemažo atstumo su ypatingu tikslumu sukelia sprogimą bei nužudo Rusijos kareivį. Tai sutampa su neseniai pasirodžiusiais Rusijos teiginiais, kad ukrainiečiai pradėjo integruoti kovinį dirbtinį intelektą į savo FPV dronus, o dronai vis dažniau demonstruoja automatinio taikinių atpažinimo požymius. Dirbtinio intelekto pagalba veikianti sistema, integruota į nuotolinio detonavimo mechanizmą, iš esmės keičia Ukrainos operatorių FPV dronų valdymo būdą. Anksčiau visas sprendimų priėmimo ir valdymo procesas, nuo drono paleidimo link konkretaus taikinio iki detonavimo mygtuko paspaudimo, visiškai priklausė nuo operatoriaus. Dabar operatoriai daugiausia nukreipia droną link paskirto taikinio, o pasiekus taikinio zoną suteikia leidimą dirbtinio intelekto sistemai atlikti smūgį. Dirbtinio intelekto sistema savarankiškai analizuoja drono kameros vaizdą, taikinio padėtį, greitį, atstumą ir galimą smūgio kampą, bei nustato optimalų detonavimo momentą, kai dronas priartėja prie taikinio. Dėl to FPV dronas gali sunaikinti nurodytą taikinį itin tiksliai. Naujausiuose vaizdo įrašuose taip pat matyti aiškiai išsiskirianti dūmų juosta nuo sprogstančio drono link Rusijos kareivio, kas leidžia manyti, jog Ukraina sujungė dirbtinio intelekto pagalbą su kryptinio užtaiso sprogmenimis. FPV dronų sistemose kryptinių užtaisų naudojimas panaikina būtinybę tiesiogiai atsitrenkti į taikinį, tačiau didžiausias iššūkis yra sprogmens nutaikymas itin tiksliai, nes net menkiausia klaida gali lemti smūgio nesėkmę. Siekdama įveikti šį apribojimą, Ukraina į sistemą integravo dirbtinį intelektą. Kai dronas pasiekia nurodytą poziciją, operatorius aktyvuoja dirbtinio intelekto sistemą nuspausdamas gaiduką, o tuomet visą procesą – taikinio atpažinimą, tinkamo atstumo išlaikymą ir kryptinio sprogmens detonavimą optimaliu momentu – labai tiksliai atlieka pats dirbtinis intelektas. Dėl to sprogmuo gali efektyviau pataikyti į taikinį. Apskritai, Ukrainos veiksmai kuria operacinė aplinka, kurioje žmogaus sprendimų priėmimas yra integruotas su didelio greičio dirbtinio intelekto analitinėmis galimybėmis, ženkliai padidindamas FPV dronų smūgių tikslumą, efektyvumą ir sėkmės rodiklį. Pasak Ukrainos gamintojų teiginių, dirbtiniu intelektu valdomų FPV dronų smūgių sėkmės rodiklis mūšio lauke siekia apie 80%, kai tuo tarpu rankiniu būdu valdomų maždaug 40%, aiškiai parodant, kad Ukraina sparčiai žengia į priekį diegdama dirbtinio intelekto dronų technologijas. Ši technologinė pažanga smarkiai sumažino Rusijos pėstininkų išlikimo galimybės mūšio lauke, dar labiau pabrėždama strateginę dirbtiniu intelektu paremtų FPV dronų sistemų reikšmę šiuolaikiniame kare.